tipiško duobkasio darbas. Bet dabar jiems duosime kiekvienam po personažui. Jie visi gali būti daiktai, gyvūnai, augalai, žymūs žmonės kokie nors. Duokime, pavyzdžiui, daiktus. Koks daiktas? Neimkime susijusių su... Žibutė. Daiktas žibutė. Imkime gyvūną. Koks gyvūnas? Panda. Pelėda. Kurmis. Žibutė, kurmis ir duokime kokį nors žymų žmogų. Stalonė. Taip, žibutė, kurmis ir stalonė ieško duobkasio. Štai ateina darbdavys. Darbdavys, duobkasys. Jūs esate duobkasys, taip? Taip. Ir jūs ieško darbo. Štai jūsų kėdė. Ieškau ne darbo, aš ieškau darbininkų. Jūs jų nematote, čia yra širma, bet jūs galite jų klausinėti. Taigi, klausinėdamas įsirinkite savo darbuotoją. Su mielu noru. Tai iš pradžių pasisveikinsiu. Labas vakaras. Labas vakaras. Ai. Iškart noriu paklausti pirmojo pretendento, kokia yra jūsų nuomonė, ar bijote numirėlių? Tiesą sakant, kadangi aš vis tiek dažniausiai būnu truputėlį aukščiau jų, aš labiau bijau kitokių gyvių negu numirėlių. Aha, aišku, supratau. Noriu paklausti antrojo pretendento. Ar turite sugebėjimų, sakant, dirbti su įrankiais ir jeigu ne paslaptis kokiais? Turiu dirbu. Taip. Kur jūs? Kaip? Kur jūs? Aš čia. Ai, jūs čia. Turiu. Ne, čia, tenai. Tai su kokiais įrankiais jūs dirbate? Sakykit man prašau klausimą. Su tokiais tipo plokščiais. Plokščiai tokiais. Gerai, ačiū. Kastuvėliais. Ačiū. Noriu paklausti... Odiniais kastuvėliais. Jau girdėjau, ačiū. Girdėjau. Noriu paklausti trečią pretendentą. Jeigu aš išsiųsčiau jūs, sakant, praktikos, kokią šalį norėtumėte vykti? Ten, kur yra džiunglės. Aišku, geriausia Vietnamas. Aš įsipratau. Taigi vėl noriu grįžti prie pirmą pretendentą į darbo vietą ir paklausti, ko jūs labiausiai bijate. Aš labiausiai bijau žiemos. Taip, jeigu nepaslaptis, kodėl? Todėl, kad žiemą aš turiu daryti pauzę tarp savo gyvenimų. Nes tiesiog man per šalta. Ačiū. Noriu paklausti antrojo pretendento. Koks jūsų yra mėgstamiausias valgis ir ką norėtumėte valgyti darbo pertraukos metu? Bulvę. Pageidautina pašvinkusią. Dar mėgstu slieką. Mėgstu sliekum sraigę. Taip. Na, oi man gėda. Ačiū. Noriu paklausti trečiojo pretendento. Taip. Tuoj suformuluosiu klausimą. Taip. Kokia yra jūsų svajonė? Niekad nepasent ir toliau filmuoti. Ačiū, man šiandien. Linksmas, tikiuosi, atsiprašau. Ką?
Nieko, nepykite. Noriu vėl grįžti prie pirmojo pretendento ir užduoti paskutinį klausimą. Ar jūs turite žmoną ir vaikų? Ir jeigu neturite, tai kiek norėtumėte turėti? Toks labai... Ką jūs darot? Tai tas šeimos klausimas man yra toks irgi ganėtinai svetimas, nes aš neturiu šeimos, mane sieja nebent tas artumas, kad aš matau kitas šeimas, kurios mane perduoda iš rankų į rankas, būna, kad kažkas padovanoja savo mylimam žmogui. Gerai. Antras pretendentas. Įsiklausykite, aš jums užduosiu klausimą tokį. Ar jūs kokių nors turite fizinių negalavimų? Turiu ir labai stipriai. Ir nemažai turi. Nereikia, nebūkit toks ciniškas. Kaip jūs duobę kasit, nu? Kaip jums parodys, sakys, čia reikia iškasti, o jūs tenai iškasit. Aš kanalus padarysiu. Ką jūs kalbat? Jūs nežinot mano galimybių. Aš toksai klausiu. Kaip čia gera, kas čia taip? Čia saulė, kas čia? Kas čia aš taip? Gerai, supratau, norėjau paklausti dabar trečio paskutinio pretendento. Kaip gyvenate? Aišku, supratau. Taigi, galima sakyti, kad aš jau tikrai apsisprendęs esu dėl naujos darbo vietos įkūrimo, taip sakant, dėl gyvendinimo. Ir iškart norėčiau pasakyti ne pirmajam pretendentui, nes vargu ar sėkla. Žinot, manęs dar niekas taip nevadino, aš iš sėklos taip. Aš iš to užaugau. Jaunas medelis, atsiprašau, kur čia? Iki medelio irgi toli, bet manau, kiekviena žibuoklė papuoštų jūsų iškastą duobę. Tikiuosi. Taip pat norėčiau pasakyti ne antrajam pretendentui, kadangi kurmis, aklas ir tikrai puikus kasikas, tačiau vis dėlto atsisakyčiau šio padaro gyvūno paslaugų ir tikrai norėčiau pasirinkti trečiąjį pretendentą, tai